Šis pacientas kreipėsi į mūsų kliniką dėl paslankių dantų, kramtymo funkcijos atstatymo ir estetikos atstatymo. Pacientas turi išimamus protezus, kurių nenešioja. Rentgenogramoje matome dantis, kurių yra pažeistas periodontas. Burnoje matome yra štampuoti vainikėliai, seniai protezuoti dantys, perkusijai jautrus. Dėl to nusprendėme atlikti implantaciją ir atstatyti kramtymo funkciją fiksuotų protezų ant dantų implantų. Viso dantų lanko atstatymui tiek viršutinėme, tiek apatinėme žandikauliuose reikalinga minimum 4 dantų implantai. Šio paciento atveju operaciją atlikome vienu kartu, pašalinome esamus dantis, įsriegėme implantus, viskas praėjo labai sklandžiai, operacinis periodas irgi buvo sklandus. Taip atrodo paciento šypsena su nuolatiniais protezais. Viršutinėme žandikaulyje cirkonio keramikos protezas, o apatiniame žandikaulyje metalo plastikos protezas. Šioje nuotraukoje matote paciento šypseną, jie atrodo natūraliai, harmoningai, pacientas yra laimingas.